Sveiki, tai šiandien pasidarysim kavos ir pakalbėsim apie moką kavinuką. Ir apie jo istoriją, aišku, tradiciškai, trumpai. Tai pats moka kavinukas, jo dizainas buvo sugalvotas Italijoj, Alfonso Bieleti, tarpukariu. Pirminis dizainas ir šiaip klasikinis dizainas jo yra aliuminis, todėl kad aliuminis labai konduktyvus, jisai gerai perduoda šilumą, tai greit užkaista kava. Tai mūsų atveju mes turim jau šių laikų versija, indukcinė, apačia yra nerūdijančio plieno, bet viršus vis tiek yra aliuminis. Kadangi moka kavinukas yra espreso tipo kavinukas, aš su juo mėgstu naudoti mūsų blendus. Tai Akira arba Aiko. Šiuo atveju turiu Akira, jau iškart atsisvėriau 20 gramų. Tai aš kart išduodu, kad 20 gramų reikės kavos. Čia yra 4 puodelių moka kavinukas. Tai principas toks. Išsiardom kavinuką. Kadangi mokos kavinuko dizainas yra toks, jog ant tirščių vandens mes nepilam, tai aš šį kartą gusnek prikaistuvio nenaudosiu, užtenka paprasto arbatinuko. Užsikaisim vandenį ir tuo pačiu susimalsim kavą. Paimu savo laudažiuką. Cik. Biški dulksnos. Kad nepriliptų prie girnų. Susimaliam kavą. Rūpumas jau arti espreso. Smulkus. Dar aišku ne milteliai, bet žinau, kaip pipirai malti smulkiai. Tai mūsų procesas kaip toliau vystos. Imam vandenį ir pilam iki kaip čia ventilio. Jeigu perpilsit aukščiau, tai užkaitęs vanduo tiesiog gali prasiveržti. Tai čia saugumo ventilis, tai iki jo reiškia pilam. Cakt. Čia primena espreso aparatą, tokią detalę. Tai, sakau, čia jau giminingi kavinukai espreso aparatai. Taip, statom stakaniuką čia. Aš turiu čia tokį dar aitemą, bet nebūtina, aišku, čia, kad neišbėgtų pro šoną kava. Užsidedu šitą daiktą ir susiberiam kavikė 20 gramiukų. 2 žmonėm, kai tik. Ir turiu čia tokį ežį adačikės, kad nesusidarytų trombai, tai biškį ją taip pakasti reikia. Bet čia be visko to irgi gausis iš esmės. Nereikia čia panikuoti. Papureni dirvikė. Abrinakis. Taks. Čia nečiupinėkit, įpylėt karštą vandenį, nepamirškit, aš jau 10 sykių jau prasimetęs, tai 11 jau atidus. Taip. Sulyginam. Gražiai. Biškai gal dar daug kavos įsimalim. Taip. Biškai valepiai zoriavau, kai visada, bet niek. Taip. Man norėjau su rankom čiupti. Biškai šoną pasitraukiu. Arba stalą apsivalau.
kad pedantam nebūtų sunku žiūrėti. Ir va, dar biškį. Kadangi tai yra kavinukas, kuris dirba spaudimo principu, tai svarbu, kad ant sriegio neliktų kavos. Jis biškį kažkur praleis spaudimą, sunkiai kils kava į viršų. Aš čia taip žaidžiu, čia gali aišku primityviau, čia italai tai iš visai, jie ten nekreip dėmesį, jie visą laiką gaunasi kažkodėl. Taip, dar čia ką turim. Dauguma, kas rekomenduoja šitą procesą padaryti, čia yra aeropreso filtrai. Tiesiog paimti vieną filtriuką ir dėsim viršutinę dalį ir biškį sušlapinsim su vandeniu. Tai sukels spaudimą iš esmės dar stipresnį, kadangi reikės prasispausti jam ir pro popierių. Šiek tiek švaresnis skonis gausis, mažiau tokia jinai drumzlina ta kava bus. Nu, sušlapinom, čia biškį toks kalniuks gavęs, čia nieka tokia. Ir sukam ant viršaus čink, bet pagrindą su kokiu rankšluosčiu visai pačiupinės karštą. Bim. Sukam normaliai, bet nereikia labai čia už rankenas grėbti. Va. Ir tuo atsinešiu arčiau pečiaus, toliau pakalbėsim. Tai va, dabar kodėl naudoju šitą plokštelę indukcinę ir kam to reikia. Tai iš esmės, kadangi tai indukcinis moka kavinukas, nereikia jam tos plokštelės, bet moka kavinukui reikia stabilios ir mažos temperatūros pastovios. Nežinau, ar visos indukcinės turi pulsavimo funkciją kaip mano, bet ant mažo, nugudruočius, bet ant mažos temperatūros mano indukcinė pulsuoja, tai moka kavos ekstrakcija gaunas tokia kaip nuositraukaliuotum, sukyla, nuleidžia, sukyla, nuleidžia. Tai toks padukas įsikaista ir duoda, sakykime, stabilesnę tą karštį mažuose temperatūrose. Tai ką, dabar porą minučių laukimo ir turėtų atsirasti kava. Iš esmės, jeigu matysi daug garų, bekylant kavai, tai reiškia temperatūra šiek tiek didoka, tai sakykim, vanduo nekyla, kyla garai, tai garinasi tas kavos, jūsų žaibikė ta kavos. Tai turėtų palei idėją stabiliai, vientisai, nepuršluoti per daug ir bėgti sodri kavytė. Tarp kitko, ką pamiršau paminėti, tai kodėl patinka man naudoti blendus, mūsų blendus, todėl kad tai yra klasikiniai itališki blendai. Aiko yra klasikinis Šiaurės Italijos blendas, kur naudoja apie 10% robustos, o Akira yra vidurio Italijos klasikinis espresso blendas, kuriam naudojama apie 30% robustos. O robusta, ką daro kavoj, arabikoj, tai jinai praktiškai eliminuoja visą vaisiškumą. Tai dažnai girdžiu tą atvirkščią nuomonę, kad žmonės bijo robustos, nes tai neva rūgšti kava kažką. Tai yra visiškai atvirkščiai. Tarp kitko ir, aišku, robustai yra daugiau kofeino, tai labai tinka espresso ir moka kavinukam. Tai itališki kavos mėgėjai, kurie dar nebandėt, tai kviečiam pabandyti. Aiko Akira. Bam. Patausau po lygiai maždaug iš akies, abrino akių akies.
Tvarkšt. Nu, po lygiai. Daskaninam arba jeigu rytas, jeigu staigiai norit atsipeikėti, galima ir vienam tokį pasigamint ir net nebeskėst, bet paprastai aš biškį vandens įvarau arba pienu. Pienas, viskas gerai su tuo pienu yra kavoj. Tik tai reikia nebijot savo kavos gert ir juodos. O tada galima gardint viskuom. Iš L raidės. Labai tvarkingas vyras. Nu tai ką, su jumis buvo Kavos Cepas šeima, pasimatysim sekantį kartą.